vienas iš mūsų tų ratelių, tai yra, kuris keliauja po Lietuvą su tavo ir profesorius Vyžinto parengta knyga, kokia didi pagarba tėvui, knyga Pranas Tamošaitis, gyvenimas ir veikla. Tokios monografijos galėčiau pasakyti, mes technologai neturėjome. Taigi, štai mūsų ta grupelė, kuri įgarsina šitas knygos pristatymą. Rokiškė ir Jurbarke, Panevėžyje ir Vilniuje, dabar laukia ir Panevėžio kraštas. Dabar aš pristatau mūsų atlikėjus, muzikus šio vakaro. Tai vėlgi sąsaja su jūsų šeima, su profesoriumi Pranu Tamošaičiu, jau auklėtinis, birbinės virtuozas, Prano Tamošaičio auklėtinis, Egidijus Ališauskas, jis ir garbės orkestro kapelmeisteris, Lietuvos kariuomenės. Jis ir majoras, vyriausias dirigentas. Jis išugdytas jau ir savo birbinininkų klasės. Mes šiandieną progą turėsime girdėti Egidijų grojantį su jo studente, labai talentinga birbinininkė Lina Šaubinė. Jūs jau antrame kurse? Vis dar pirmam. O tai kodėl pirmame? Jūs galėtų į trečią kursą eiti laisvai. Jas specialiai jūs taip ištarnuojate. Neleidžia. Tai konservatorija, nuo žodžio konservai konservatorija. Ir taip pat Lietuvos teatro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pianistė, koncertmeisterė Elvyra Knyžnikovaitė. Pataisysite, Būra ar Būrai? Būrai, Būrai. Iš tų Napoleono Ršelių, reiškių, atlikusių nuo Maskvėno mūšių, Lietuvoje nusėdusius kūrusius savo šeimas, tai čia yra pranešęs. Ir taip pat, iškai, sąsajas ir patys. Nes jos mama buvo Panevėžyje, muzikos mokykloje Portalą, dainavo, Kauno muzikos teatre ir taip toliau. Čia taip ir susirinko, reiškia, Panevėžį ir Vilniaus orkestrą. Dabar, gerbiamas, leiskite man pailsėti, pristatykite kompozitorių, jo pavardę, vardą, kūrinio pavadinimą ir visą kitą. Tai yra daug geriau negirdėti, kaip pristato tave, harmonijos durų, nieko negirdėti, išėti pagroti, ir pristatymą su vaikai pagroti. Aš pradėčiau šitą vakarą kūrinėlį, kuris viskas yra simboliškas, todėl jam yra tiek pat metų, kiek man, parašytas 71 metais. Švedui, tais pačiais metais švedas išėjo rudenį. Ir jis buvo skirtas Tamošaičiui ir Reginai Tamošaitei. Tai kūrinėlis Baladė.
Gerai, jūs galite pasisėsti. Jūs sėja ryšys. Daugiau negu kad čia koncertuojate, keliaujate, pristatyti jūsų knygą. Atverkite tą pradžią. Atrodo, kad jis eina tas ryšys dar iš akademijos, tiksliau, iš konservatorijos studijų. O buvo taip. O, gera pradžia. Aš įstojau 90 metais ir nuo 91 metų, nežinau, paskui gimė ta tradicija ir ta mintis, kad kiekvienais metais mes, studentai, tuomet Tomžėtis turėjo bene 11-12 studentų savo klasėje, tai mes imdavom ir rinkdavomės jį pasveikinti. Rudenį, gimtadienio proga. Ir Daiva tuo metu buvo Tamošaičio klasėje. Ir ta tradicija nenutrūko iki šiol. Mes kiekvienais metais rudenį, na, jeigu ten nepavyksta suorganizuoti visų buvusių studentų, daugmaž buvusių ir visų, tai žodžiu, renkamės po šį dieną. Tai mes su Daiva 20 metų. Simboliškai pažįstame. 20 metų. Tai yra tarpsnis. Aš manau, kad mes ir toliau tęsime mūsų gražią bendrystę su Egidijumi, Elvyra, Lina. Ačiū Egidijai. Jūs paminėjote Praną Tamošaitį. Iš tikrųjų, vienas ryškiausių jo studentų. Daugiau yra Vytautas Tatjanskas, kurio pavardė galbūt mums mažiau žinoma, jis toli ten pakraštyje, Klaipėdos krašte. Bet dabar tos kitos šaknys, tos trumpai, iš tėvelio atšauktos. Vėlgi, įsivaizduokite, Pranas Tamošaitis iš Jurbarko krašto, Molinės kaimo, bernukėlis užsikrovęs vos nedidesnių už save akordeoną, jau važinėjo jisai po visą Jurbarko apylinkių, valsčių, su tėvu gabiu muzikantu, grojo visą kame. Ir veselės, krikštynos, ir gimtadienį, ir visą kitą. Ir turėjo tėvas tą gražųjį amerikonišką akordeoną, baltą, gražą kaip bulvę. Jis tai tapo legendą. O jau kada pranukas ruošiasi važiuoti studijuoti, mokytis muzikos, nes tiesiog jaučia, pašaukimas miršta. Tai jo mokytojai, Grancevičiūtės Beatričės broliukas Grancevičius ir mokytojas Vasiliauskas, jam sako, tik tu neimk tos birbynės, džiovą gausi, viskas. Tik neimk, labai sunku išpūsti, tai net neklarnikas. Kada atvažiavo stoti, jį priėmė ir švedas jam įdėjo į rankas. Džiovas negavo, po pusę metų jis, tik pusę metų pasimokęs Lietuvos ansamblio, jau birbyninkas, dar po kokio pusmečio jau solistas, dar po kiek tai birbinių kvinteto vadovas, įkūrėjas ir taip toliau. Pirmasis birbininkas, pelnęs tarptautinį pripažinimą. Dėl to ir Tamošaitytė Daiva atėjo koncertmeisterį dirbti savo tėvelio klasę. Tokios muzikos šaknys. O dabar reikia atversti tavo tos specialybės pradžią. Tau sekėsi, Daiva, nes gimei Sostapilėje, tai net kur nors Panevėžyje, kur reikėjo ieškoti Sažibarių gerų pedagogų pianistą. Čia Vilnius. Ir patekai į pačią geriausią mokyklą, Čiurlionio menų mokyklą. Ir patekai labai geras struktūras. Ir vėliau jai su tomis rūpestingomis rankomis kvėpuoja. Iš tikrųjų, taip
Tavo biografijos, aš manau, kad tavo mokytoja ir dėstytoja konservatorijai buvo ir išlieka profesorė Veronika Vitaitė. Išugdžiusi labai daug laureatų. Aš galvoju, reiškia, gal paklausiu, ar gal nepaklausiu, nes viską darau prieš scenarijus. O gal ir galėčiau paklausyti. Pavyzdžiui, labai įdomu, kaip jinai žiūri į jūs. Ar tavo sesė taip pat mokėsi pas profesorę? Pas Galiną Radvilaitę. Irgi gerai. Irgi labai gerai. Bet jam vaizdžiai, kaip rašėte knygoje, pasiška dievulis. O taip ir iš karto ir pagalvodavo, kad pasimirė. Ne, jinai patapo vienuolė, jinai dabar reziduoja Italijoje, beras taip. Dabar Vokietijai, taip, dievulis pasiška. Kristus sužadė. O pati, kaip rašome enciklopedijoje, pianistė, muzikologė, filosofė, kablelis, rašytoja. Manęs ir enciklopedininkai biurokratai paklausė, rašytoja, kodėl rašytoja? Sakau, jūs paklauskite, už ką jai davė Lietuvos rašytojų sąjungos narių bilietą. Tai tada gerai. Formulumas visur išlaikymas. Tai dabar aš galvoju, kaip dabar profesorė Veronika Vitaitė, kaip dabar jinai žiūri į tos atvejus, sakysime, kada geras pianistas, reiškia, paskui kažkaip tai iškrypsta, reiškia, iš to fortepijono profesijos, kaip sako, to tratą, reiškia, ir visi veržia dar į tokias platformas. Labai norėtųsi išgirsti jūsų žodį, gerbama profesorė. Ką ir kalbėti, ne vieną kartą mes keliavome į festivalius, muzikos rudens renginius. Tai labai mielai kviečiu pasakyti savo žodį, sveikinimą ir visą ką jūs šiandieną norėtumėte pasakyti savo universaliai mokiniai studentai. Ačiū. Tikrai nepasiruošęs, tai kalbėsiu matyt trumpai. Noriu pasakyti, kad aš tavim labai didžiuojuosi. Gerbiamas kažkas sakė, kad reikia didžiuotis, kad mano mokinė, bet kiekvienas pedagogas didžiuojasi savo mokiniais. Ir tarp tų daugelį tarptautinių konkursų laureatų tu esi vienintelė ir nepakartojama. Ir, matyt, ne veltui aš matyt, ne veltui nuo pat jaunų dienų vienas toks dailininkas, čia gyveno Užupy, toks Busavas jo pavardė, jis man davė skaityti knygas apie jogas, apie Indiją. Matyt, ne veltui aš prisiskaičiau ir kažkaip mano klasė, kada tu pasirodė, tikrai galėjai būti ir tarptautinių konkursų laureatė, nes buvai labai rimta, labai talentinga, iš tikrųjų iš labai nuostabios šeimos. Tas labai gražu, kad Lietuvoje štai mes tokias šaknis tikrai turim. Ir paskui, kada tu nuvykai į Indiją ir sužinojau, kad tu tapai filosofė, aš tiesiog, man tai čia viršūnė. Ir aš nežinau, aš žiūrėsiu tavo, dabar tu labai graži dama, labai išmintinga. Aš su didžiausiu malonumu skaitau tavo straipsnius, nes Lietuvoje, kaip mes žinom, nėra labai daug muzikų, kurie galėtų labai profesionaliai parašyti apie atlikėjų meną. Iš ties mes daugiau tokius faktus kažkaip tenka skaityti ir tai nėra labai įdomu. Ir va Daivutės straipsniai iš ties jie yra tokie pilni gilios minties ir gilaus supratimo mūsų profesinio meno. Jinai tokia šiandieną santūri, o šiaip tai mes, kada būna konkursai, jinai diena labai karšta. Profesorė, kaip tai atsitiko, kodėl ne šitas kitaip nuostabiai groja, kodėl ne šitas laimėjo. Ir aš sakau, taip, aš jau biškai čiut vyresnė, aš jau šiek tiek ramiai. Sakau, ramiai, čia yra konkursai, nieko nepadarysi, ne visada būna taip. Bet man atrodo, ir toj šeimoje, kad viena tavo sesutė yra atidavusi savo gyvenimą vienuolynui, man irgi atrodo, kad Lietuvai jinai daug padeda. Man atrodo, žmonės, kurie meldžiasi ir gyvena, gal dėka ir tavo sesers Lietuva tapo ir nepriklausoma, kiekvieno tas balsas
į Dievą, į dangų irgi kažką padeda. Tai kad tikrai tavo nuostabus tėvelis, mamytė, kurias aš pažinau, pas kurios irgi truputį dirbau koncertmeisterė, komponuodavau, profesorius Tamošaitinės klasėje, pamenu, labai įdomu man buvo. Na, o tavim aš tiesiog didžiuojas. Ir linkiu tau, nu nežinau, laimės, meilės, sveikatos ir aišku, nuostabių knygų. Tikrai, gerai pasakėt rašytojai, parašyk kokią gerą knygą dar. Be filosofija. Ačiū, miela Veronika. Asmeniškai jums dėkoju, kad niekas geriau ir aš nebūčiau pasakęs tos esmės, kurią jūs išreiškite savo studentai, jinai tikrai puikiai pianistė. Bet tik tai dar reikia galbūt priminti, kad tai nėra vien tik žodžiai, bet keletas faktų. Suderina tokia universali dama, skrajodama, tobulinimas, stažuotis pasaulio centruose, skaitydama paskaitas, vesdama seminarus, tas profesijas suderina. Štai Kalifornija, Majamis, Italija, Indija, kame buvo nusitiesęs tas maršrutas jos studijų tobulinimuose, darbų archyvuose. Jis paraleliškai ėjo su lietuviškos kultūros ir ypač muzikinės kultūros sklaida. Tai buvo jos paskaitos apie mūsų žymųjį Čiurlionį ir čia pat prie fortepijono buvo koncertuojama, buvo rengiami Čiurlionio muzikos koncertai. Be Čiurlionio buvo ir kiti lietuvių kompozitoriai atliekami. Beje, jinai yra ir pirmoji kai kurių kompozitorių, kūrinių atlikėja. Na, tarp jų galėčiau paminėti damą Eglę Susanavičiūtę, Richardą Biveinį, dabar jau visiškai Ispanijoje, kaip sako, leidusi šaknis. Ir žinoma, įdomu, dabar jau pratrūkusi gerą kūrybinę versmę Gintarą Samsoną. Ar tiesa pasakyti? Taip, tokiu laikais grojom. Taip. Tikrai premjeras. Taip. Tai dabar tada galėčiau, žinoma, vardinti ir vardintos faktus, bet geriau vis tiek apibendrinsiu, kad tavo ne tik tai yra atlikiška ta veikla prie fortepijono, kaip koncertmeisterė, bet tavo yra labai geros įvairios muzikinės koncertinės programos. Jų yra tikrai nemažai parengta. Tai, ką mes važinėdami išgyvename su tamsta mūsų kelionėse šitą grupelę, tai irgi tai gali rengti, sakysime, tokius renginius ir labai tvirtai pasirengęs pianistas su geru profesiniu pagrindu, žino, ko nori, kaip turi būti ir visa kita, o profesorė labai gerai pastebėjo. Tai dabar tik tai, taip jau ramiai sėdi, reiškia, ramiai kaip Dievo avelė, reiškia. O iš tikrųjų, kada reikalinga, taip fontanas emocijos trykšta ir aš dar džiaugiuosi, kad ligšioliai tas fontanas manęs per daug, kaip sako, ir nepalaidė, neaptaškė. Reiškia, taip pakankamai gerai, ramiai, reiškia. Kaip sako, inteligentiškos moters, kaip sako. Dabar geriau su Urbanu. Jūsų būdas čia. Kas ten pagal scenarijų? Ar turėtų pasižiūrėti? Pagal scenarijų, ar aš turiu sakyti, kas... Ne, jūs nesivarginkite, aš jau radau gyvai, viskas aišku dabar. Jūs turite, man uždraudė daktarė. Man uždraudė daktarė žiūrėti ir skaityti, aš nežiūriu. Tai savarankiškai bandysi, reiškia, vis tik tai gyvai. Antrą numerą muzikališkas paveikslėlis. Tai parašyta.
Čia pagal scenarijų. Viską einam pagal scenarijų. Nors vieną kartą. Mes paprasime Jovalioje sonatą. Aš tik tai galėčiau pasakyti, kaip muzikas nustebęs, kad tai yra labai graži, romantinė, labai kantileniška, daininga, lyrinė kompozicija, kuri nepaprastai gražiai pritampa prie birbinės dainų. Puikus kūrinys, jis visada susilaukia labai gražios vertinimo.
Kolega, jūs man uždavėte tokį klausimą. Tikrai? Jo, kad vis dėlto, štai mano mokinė buvo pianistė ir toliau vis dėlto nebesirinko kitą kelią. Aš taip drąsau, taip susiemosius. Ir aš dabar sėdint taip būtė. Dabar aš klausant, reiškia, uždavė tokį klausimą, staiga man atėjo. Tai gal, sėdėm mes visi kur nekur, o Čiurlionio namuose. Sėdėm čia yra mūsų draugija, Čiurlionio draugija. Tu esi draugijos narė. Tos draugijos pirmininkas yra Stanislovas. O bendrai Lietuvoje Čiurlionio viso draugijos pirmininkas tai yra garbės pirmininkas yra Vytautas Landsbergis. Jis irgi buvo pianistas ir šiek tiek tapo. Jis buvo antra, dabar tu moteris. Tai jūs šiaip jau visą programą grojate iš natų. Taip? Aš taip. Ne visai. Aš ir pabandysiu iš lapo. Aha, tai... Esmės ir nežinau. Štai vienas baras, vienas gyvenimo baras. Pagal scenarijų. Antrasis baras. Muzikologinė. Jo, galime vardinti muzikos kritiką. Muzikos kritika tai kažkas tai žiauroka. Jeigu prisiminat Ilfą Petrovą ir Panikovskį, tai globoja toksai policininkas, vagį globoja Kijeve Kraščiatikę, vaginėjant, jo pavardė buvo to policininko Nebaba. Po revoliucijos viskas keitėsi. Ir jo profesija pasikeitė. Policininko Nebabas. Ar žinote, ko jis tapo? Deja. Muzikos kritiko. Nebaba. Bet šiaip ar taip, jeigu žiūrėt skaičius, trumpai, neblogai. Sulaukęs tokio jaunimo jubiliejus, per 300 straipsnių muzikologinių, tarp jų yra labai nemažai muzikos recenzijų.
arba muzikos kritiku. O tas recenzijos nėra taip reiškia, kaip žinau labai nemažai tokių kolegų, ypač iš Karvedžių, kaip sakant. Tas atliko, publika karštai priėmė, visi atliko tą. Ar vienas skaitai, ar 100 recenziją, tas pats. Be galuminių įžvalgų, emocijų, išvadų apibendrinimų. Tai yra tas pats, kaip paėmė programą ir nurašai. Taip, aš tokius rašinius vadinu pjuveliais. Pagalvojame, čia įtraukta į scenarijų. Tai aš pagal scenarijų. Paskaitysiu ištraukėlį apie įžymėją mūsų romaną. Jums buvo lemta visą laiką taip suglaustau kūnėmis konservatorijoje, nes buvote ir bendra kursis, ir geras bičiulis, draugės, tokios ir politikai. Bet štai apie žymėją romaną rašo Daiva Tamošaitytė. Galbūt galima teigti, jog mokyti su Violeta viename kurse ir artimai bendrauti nūdien tapo jau privilegija. Taip atrodo žmonėms, kuriems daro įspūdį garsenybės spindesys. Tame yra tiesos, bet veikiau ta prasme, jog ji yra unikalus pavyzdys visiems, norintiems pasiekti rezultatų maksimumą. Sekiau bendrakursę skrydį per pagarbą atstumą ir su dideliu jaudimu, nes visada žinojau. Štai Dievo esamybės įrodymas, nes vien tik geležinė valia, gabumas ir sėkmė tokio fenomeno nepaaiškinsi. Ji visada išsiskiria kaip stipri asmenybė, kupina ramybės ir pusiausvyros, kantri, principinga, optimistiška visose gyvenimo situacijose, valingai siekianti savo tikslo ir slepianti charakterio turą. Negana to, gamta ją apdovanojo įspūdingų stotų, karališką išvaizdą, kuri vokalinio scenos meno požiūriu yra tikroji Dievo dovana. Dabar man atrodo, kad būtent tas stiprus vidinis balsas jai leido įveikti visus sunkumus ir nuoskaudas, metų metais išlaikyti neblėstančią pasiryžimo ugnį, juk jie nuolat susidurdavo ir tebe susiduria su tikruoju provincialumu. Kai ją tikino, jog yra ji tik mezzosopranas. Kai tenka dainuoti, diriguojant netin talentingams dirigentams. Apie tai ji kalba atvirai ir su recenzija. Ne visai, labai retai kada tai žmonės, sakysime, po įspūdingų muzikos renginių atsiveria ir giliau bando įsiskverbti į menininko asmenybę, jo bruožus, sakysime, įgimtus, išugdytus arba likimo dievų dovanotus. Ir dar viena ištraukėlė. Čia apie paskutinį jo naujausiojo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tarptautinio konkurso laureatą Starodūksą, pirmos vietos laureatą. Aš noriu jūsų paklausti, Veronika, jeigu galima. Ar buvo numanoma, kad Starodūksas, kada jisai pateikė paraišką, tame kontekste, kad jisai bus ryškus? Šiaip ir taip vis tiek, jis ne 12-metis ir konkursą dalyvavo jau, kaip sako, ne pirmųjų konkursų, kaip sako, bandytojai. Štai jisai. Ar buvo taip numanoma, kad jis gali būti vienas laureatų? Aišku, ne. Iš kur gali numanyti, kad to mane kartą negirdėjai. Aš tik pasakysiu tokia, reiškia, savo laiku, kai sėdėjau su Danielu Pauku, jis buvo pirmininkas, tai per pirmą tarptautinį konkursą jis man pasakė. Aš jau matau, kas bus laureatas, aišku, be brėmės pirmo. Viena iš to, kaip jis išeina. O kaip išeina žmogus į sceną, kaip jo eisena. Man pasidarė labai įdomu, aš galvoju, ir aš pabandysiu. Ir aš pabandžiau, žinot, ir radau. Paskui kitais metais jis man pasakė. Šiaip tai man jau aišku maždaug, kokia čia premija gali būti. O taip, kaip jis paėdė rankas ir pirmą frazę paėmė, jau man iš karto aišku, aš galvoju,
įdomu, aš vis dėlto visą turiu išklausyti, kitas kartas pradžioje jaudinasi žmogus nelabai, paskui įsigroja. Bet paskui supratau, kad jis visiškai teisus, iš tikrųjų, iš to pirmo gesto, iš to pirmo frazės paėmimo, gali labai daug pasakyti, ar tai yra meistras ar ne. Ir Starodubcevas nebuvo pats vyriausias, jam 20 metų, tai aišku. Privalu, Natūralu. jeigu jis nelaimi, ką daryti toliau. Bet dieve mano, užtat mes Čiurlionio konkursą padarėm labai skirtinį konkursą, nepadarėm žemiausiais ribos, nes aš pasakiau, o jeigu atvažiuos Mocartas, kuris 7 metų groja ir kodėl tai negali būti 7 metų. O jeigu jis būtų atvažiavęs 33 metų? Tai visai, aš manau, kad būtų. Tai kad čia. Ačiū labai, jūs man labai pasakėt svarbų dalyką, nes muzikoje, menuose atrodo turėtų būti irgi susiklausiusios nuomonės, išankstinės apie tuos žmonės. Šiaip ar taip, vis tiek jūs informuoti dabar, internetas, jūs kitą informacijos gaunate, kas atvažiuoja. Galiausiai Starodubcevo pagal amžių, galima buvo manyti, ir dar vieto žinote, tokia tradicija. Jis iš Rusijos. Be ne iš Maskvos. Matot, kaip atspėjau? Taigi ta mokykla. Galinga pianizmo mokykla. Ir man labai patiko, kaip jūs pasakėte. Ir pasakė Daniel Polak. Tarp kitų jis koncertavęs yra. Jo, fantastinis pianistas, ir žiūri komisijos narys. Jis pasakė tą frazę. Nepalaikykite už intymų asmeniškumą. Panašiai pasakojo mano tėtis. Smetonos laikais konservatorijon atvažiavo žymusis italas, vokalistas ir pedagogas Otorino Marini. Dučia jau buvo vienvaldis. Kada operos teatre vienas italas vos nepalaidėjo Traviatos spektaklį, ambasadorius davė depešą italų vyriausybei ir iš karto buvo padarytas išvadas. Po to Kaunas sulaukdavo labai gerų atlikėjų. Tuto Rufo, Tito Rufo ir kiti. Ir tas atvažiavęs italas garsenybė atvažiuoja į kažkokią Lietuvėlę laikiną sostinę. Ir kada jisai ėjo į didžiąją salę, lydimas profesoriaus rektoriaus Gruodžio, ir pamatė minę vokalistų dainininkų, būsimo operos žvaigždžių. Ir visi buvo palinkę po sunkia našta. Jis iš karto paklausė, sako, ką jie ten laiko pažįstys? Jų repertuaras. Jie nori tai visą tai jums parodyti, padainuoti. O, ne, sako. Man užtenka taip. Jūs pasidėkite, ramiai. Man užtenka. Aš padainuoju vieną frazę, jūs pakartojate. Per 15 minučių jis susirinko savo klasę, 7 studentus. Viskas. Jis net pasakė frazę, man užtenka to, kaip aš matau, kaip jis įsižioja. Kaip jis įsižioja. Taigi dabar aš artėjau prie Daivos recenzijos apie Starodubcevą. Štai vėl ta mintis, išėjimas, nusilenkimas, sėdėsena, rankos skirstinimas ar neleidimas į juodai baltą erdvę. Cituoju. Jau nuo pirmojo prisilietimo prie instrumento nustebino kilnus, skambus garsas. Tokiu kokybišku švytėjimu šis facioli, tai yra italų instrumentas, prabilo retai. Ir toliau, sulig kiekviena pjesė, vis plėtis ir stiprėjo pianisto skleidžiamų garsų magija, gramzdinanti į dar nepatirtus pojūčius, nepaleidžiant iki pat galo, nutildant visas mintis ir perkeliant į nesuvokiamas sferas. Rodės, kad niekada negirdėjau taip elegantiškai, švelniai, tiksliai, logiškai vieną audinį, vientisai, snaudžiant čiurlionio melodijų ir harmonijų sausų, kurios pamažėlė vis niro iš to pianisto pirštų ir tekėjo, kaip besiplešianti, tolydžio stiprėjantį ir gilėjantį srovė. Kol iki pabaigos virto į širdį, smingančių, iki skausmo smelkiančių ir jaudinančių, neaprėpiamai banguojančių vandenį. Nepaprastai vaizdinį. Tikrai patikėkite, kad jūs Daiva turite savo stilių, šalia viso ko, kad jūs esate profesionali pianistė ir muzikos. Tai yra stilius.
anot Pikštelingel, stilius tai yra aukštoji kalba. Graži kalba dar nebūtinai stilius. O kada yra ir graži kalba, ir gili mintis, ir įtaiga, ir poveikis, tai yra stilius. Dabar aš norėčiau pakviesti tarti ne žodį, tikrai ne žodį, ir ne keletą, ne bukvalno neskолько slov. Tiesiog kiek nori, kiek geidžia. Labai miela mūsų Lietuvos muzikos sąjungos prezidentė, kompozitorė, ir šiaip jau nepaprastai veiklę moterį, veiklų žmogų. Mes labai džiaugiamės, Audronė, kad jūs suspėjote iš vieno renginio skristi pas mus. Prašau. Sveiki visi ir labai džiaugiuosi, kad matau šiandien ne tik tai nuostabią Daivą, bet ir labai nemažą mūsų bendruomenės dalį. Tikrai verta ir būtina bėgti iš vieno renginio į kitą dėl vienos priežasties. Tokių žmonių kaip Daiva, mes dažnai net nesuprantam, ką turim šalia. Ir ypatingai nesuprantam, kol sveiki, kol gyvi, kol aktyviai koncertuojam, ką reiškia kritika. Ką jaučia pats žmogus rašantis recenzijas. Aš jums iškart galiu pasakyti, kad vieni ar dviejį kritiko aktyvios veiklos metai jam sudaro pasipriešinimo terpę tokią, kad visą gyvenimą jau nebeišsirėpsi tų, kurie, tu ten kažkada parašei. Ir įdomiausia yra čia, aš tiesiog noriu taip plačiau tą dirbą parodyti, įdomiausia yra tai, kad praeis gal net ne 10 metų, o 3-5 ir skaitai tą recenziją ir galvoji, Dieve, o kas čia joje ne taip? Puiku. Ir svarbiausia, jeigu jos nebūtų, tai mūsų menas, garsų menas yra efemeriškas. Čia yra ir viskas išnyko. Žodis jam pratęsė gyvenimą. Ypatingai žodis toks, kuris yra kaip kad Daivos asmeny. Visuomet gerai gali parašyti ir vertinti tas, kuris pats žino tą sritį, apie kurią rašo. Dar geriau, kaip čia ir mielas Arvydas, kad akcentavo, kai žmogus ne tik žino, bet ir valdo žodį, valdo žodžio skambesį. Ir štai, reiškia, man tenka, mes nuo 98 metų, reiškia, šituose puslapiuose čia yra toksai vienintelis nepakartojamas. Nežinau kodėl, bet šalia manęs irgi Tomas, tai yra 2 banginiai, Daiva ir Tomas, kurių dėka mes neturėtume dienoraščio. Aš nekalbu apie portretus, jie irgi be galo brangus, bet tas kritikos dienoraščio darbas, tas kritiko darbas, mes labai daug kritikų netenkam dėl to, kad jie nori ramaus gyvenimo. O dabar, pavyzdžiui, aš sielojuosi, kad štai Rachmaninova groja Palėjus, Mūza Rubackytė, o Daiva ruošiasi jubiliejui. Kas dabar bus? Mes tokių reiškinių neturim, nes iš tiesų ir spausdintas žodis, ir vis aktyviau, reiškia, Daivos, tai pirmiausia atsiranda visos recenzijos mūsų dienoraštyje internetinėje versijoje. Tai yra nepaprastas, nepakartojamas, reikalingas darbas ir dar, o čia mano, reiškia, Tomo rankose, tai mano buvo priesakas Tomui, sakau, visą mūsų bendruomenės ir visą mūsų žurnalo meilę sudėkite pagal savo skonį. Tai kad Daivutė šitas gėlės suformavo, šitą puokštę surinko pats Tomas. O mano misija yra tau įkėti, tu sakai, kad kiekvieną kartą du žurnalo Tautinėj sąjungoje. Šį kartą tikrai labai smagu, kad aš galiu pasitarnauti ir tau jį čia atnešti. Ir kartu su žurnalu tikrai tai, ką mes turim brangiausia. Štai mes turim gryno aukso kolekciją visom prasmėm. Auksiniai kompaktiniai diskai šiais metais jau 12, jie yra auksinės metalizacijos, aš visus informuoju, kad kai jau nėra ką valgyti, į lombardą gali nešti auksinius diskus. Auksinė metalizacija jums pratęs išgyvenimo galimybę, o turinys yra dar labiau auksinis. Ir dar aš džiaugiuosi, kad ne tik šitą auksinę kompaktinę plokštelę, kuri šiaip
turi būti prie žurnalo prisegta, tai tiesiog jau solidesnė dovana. Gaunasi papildoma ir dar aš džiaugiuosi, kad tavo žodžiais palydėtas ansamblis, tada, kai mes juos tik tai nesavaip atradom, subtilus Z, tavo pasakyti fantastiški žodžiai apie tenorinę birbynę. Ir tik tai tu, žinodama birbynę iš taip arti ir taip šiltai, galėjai taip konkrečiai ir aiškiai įvardinti, kas yra Laurynas Vaitkus ir kas yra Laurynas Vaitkus tame ansamblyje, subtilus Z. Ir nuo tos galbūt net ir tavo recenzijos, gal netarnavo tik tai tuo mažu sparneliu tokių palydinčių, o galbūt net visa esmė, nes mes ją labai daug kartų citavom įvairiuose kontekstuose. Tai tavo frazė, šiandien mes ne tik išleidžiam jų pirmą Muzikų sąjungos bazėj plokštelę, jie tikrąją buvo patys išleidę, bet šiandien mes juos su šita plokštelė pasitinkam jau grįžtančius iš Rygos, jau nuvežtos į europinį turgų, kur suvažiavo Europos vadybininkai ir aš tik susitikime su jais susitikau, jie laimingi, kad jau juos kviečia ir toliau. Ką reiškia kritikas? Jis gali palydėti, galbūt net gera mintim, gerų žodžiu ir kas gali apskaičiuoti, kurią procento dalį sudaro tas žodis. Ir jis gali prailginti tą karjerą, mes tengiamės iš paskutiniųjų kompaktinėmis plokštelėmis praturtinti, reiškia prailginti atlikėjo biografiją, bet recenzijos yra, kuris atlikėjas nenori, kai jam reikia sukakti minėti, paimti ir citatos. Aš pacitavau. Tarp kitko, šitoj bendruomenėje leiskit man truputį tokį humorą. Maždaug prieš 10 metų aš uždaviau Davidui Geringui, jis tada pirmuosius kartus buvo Lietuvoje. Ir jisai iš Europos, mes čia nieko vakarų dar nelabai ką matę. Ir aš jau klausiu, kuo skiriasi pirkta recenzija, mes visi girdėjom, kad jos perkamos, nuo nepirktos. Nes, kaip kolegė irgi tam tikrą prasme rašantė, žinau, kad jeigu tu brangini savo vardą, tu jau nerašysi apie blogą reiškinį gerai. Jis man atsakė. Ir atsakė labai taikliai. Pirktoj recenzijoje, jeigu blogas atlikėjas, gali būti triuškinanti recenzija, bet bus vienas sakinys, kurį tas atlikėjas galės bet kur cituoti, garsus kritikas garsiam laikraštyje ar žurnale parašė apie mane tokį sakinį. Bet visa recenzija, visas kontekstas bus triuškinantis. Jeigu recenzija nepirkta, jinai gali būti liaupsinanti, bet joje nebus vieno sakinio, kurį tu galėtum cituoti. Jinai bus taip suresta, virtuoziškai, kai tik tai mūsų Daivutė moka, kad niekas negalės arba visą recenziją cituoji, arba nei vieno sakinio. Taip, kad tikrai linkiu, kuo ilgiau dirbti šitą darbą. Muzikos barai be tavęs tikrai negali, aš norėčiau, kad ir tu be muzikos barų negalėtum. Ir tikrai žydėk, klestėk, dirbk, darbuokis visų mūsų džiaugsmui ir malonumui. Tomas kaltas dėl to, kad aš pradėjau rašyti reguliariai, iš tikrųjų. Nes susitikimas mano su muzikos barais tai buvo labai seniai jau, broli. Dar tavo tėvelis mane kvietė redaguoti šitą žurnalą. Seniai. Samštai redaktorius. Taip. Ir aš dabar... Jis nieko neturi, bet yra. Aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto aš tada apsigalvojau, kad mano mintis visgi krypo kitur, į filosofiją ir taip toliau, o Audronė su vyru padarė fantastišką žurnalą iš tikrųjų. O dėl to darbo iš tikrųjų yra sudėtinga ir aš tikiuosi, kad kaip aš taip išlaikau, iš tikrųjų, išbalansuoju tarp žmonių, kurie norėtų, kad apie juos parašytų kiti, o kodėl tu apie kitą parašai gerai, negerai, o kodėl tu apie... Žodžiu, yra toks sudėtinga, už tai stengiuosi išlaikyti tam tikrą distanciją tarp atlikėjų. Na, žinote, kita vertus, savotiškai įdomu. Pavyzdžiui, pas profesorius Domark aš kartu su Tomu, beje, mes grojom koncertmesterį dirbom. Buvo šitą epizodą pamiršti. Taip, mes su Tomu tai daugiau kartu mokėmės, klavesiną kartu lankėm, Pragą važiavom, tada buvo retenybė. Ir ta draugystė mūsų tęsiasi ir jisai nepamiršo, ir kai Tomas tapo redaktoriumi, jisai prikalbino mane, ateik. Ir man matytas etapas labai buvo svarbus. Ateiti, rašyti
Ir žinote, net ir profesorius Domarkas kitaip į mane dabar žiūri, ne tik kaip į paprastą koncertmeisterę. O ką ta Mašaitytė parašys? Tai aš čia pajokavau, tai, bet iš tikrųjų tu atsiduri visai kitokioj plotmėje, yra kitas kontaktas su pasauliu. Na, dėl subtilus pasakysiu ir dar dėl ko aš tikrai rašysiu. Galbūt ne taip dažnai, nes apie tą patį atlikėją daug rašyti ir nesinori ir dažnai nerašo geri kritikai, sakykime. Bet man pavyksta nuspėti. O yra liudininkai dėl subtilus tada. Kas gaus prizą tada per paradą? Aš atspėjau, aš per pertrauką pasakiau. Mūsų vienai kolegė, kad čia tikrai bus laureatas. Ir taip ir buvo. Ir tokių prognozių aš tikrai, labai įdomu yra ir per konkursus ir panašiai. Todėl man tai tiesiog yra įdomu. Dėl kritikos. Aš norėčiau dar pasakyti keletą sakininkų apie jūsų abu, apie Daivą ir Tomą. Kad jūs sieja ne tik studijos Lietuvos konservatorijoje, beje, Daivutė jūsų aukštesnė buvo studentė, bet sieja tai, kad jiems maža dar buvo daug. Jie abu studijavo ir baigė, labai jau retas specialitai, netokį lengvai mūsų laikais. Skaistas Virginijos Dapkutės Pašauskinas Paviskyrinas. Vadinasi, buvote kolegos, ne tik lituanistai ir tolesni. O Tomai ir to dar buvo maža. Tomas Bakučionis dar studijavo ir Burgonis. Taip. Ir man atrodo, kad jo profesinė veikla tai tikrai nėra. Ir nesibaigė to, nes Budronė. Tu ir Tomą pabarką, kad jis nuėjo teisę ir vis nužiūrėjo rašo recenzijų. Bet už tai aš galiu tik girti, aš galiu tik tai pavarti galbūt nebent tuos politikus, kurie visiškai pamiršta, kad šalia grandiozinių verslo struktūrų, kurios gali žaisti viešaisiais pirkimais ir taip toliau, yra ir tokios mažytės, nežinia iš ko egzistuojančios kūrybinės sąjungėlės. Ir, pavyzdžiui, tik tai Tomo dėka, kai jau striuka būna ir kai tu nežinai, ką daryti ir ko nedaryti, Tomai, tu juristas, kaip ten ką galima, ką negalima. Ir jeigu Tomas nestudijuotų teisės, aš niekada nebūčiau laimėjusi 7. Aišku, Zuokui aš nusileidžiu, pas jį buvo 6, 7, pas mane tik 1. Tomas yra mano advokatės padėjėjas ir jie du abu mane vedė nuostabiais juristikos labirintais. Ir aš tuo metu net buvau įpratus kalbėti ne garsiau, bet Sofijano, protingumo kriterijai, teisingumo, protingumo, išminties kriterijai ir taip toliau, taip toliau. Taip kad jeigu Tomas juridikos nebūtų baigę, mes jau net ir sąjungos išbūtume. Ačiū Jums. Bet mes ne apie tai. Bet tame tarpe, kad ir Daiva žinotų, jeigu kartais kas, tai geriausias advokatas. Tomas nori pasakyti savo sveikinimą. Iš tiesų nebuvau pasirengęs tam, kad improvizuosiu ekspromtu, bet čia tai. Arvydas išprovokavo, reiškia, man irgi prieš pat. Labai jaukus vakaras, labai smagi bendruomenė, mūsų šitą. Narcistiškai yra būtis sėkmė. Vis taip, nesipralinksmės. Iš tiesų, tikrai labai džiaugiuosi, kad tenka sutikti gyvenime, likimas lemia tokius fainus ir šviesius žmonės kaip tu, Daiva, nes tikrai kažkaip prisiminiau šiandien taip. Kai Arvydas čia taip bravūriškai žarstė ir tavo šeimos biografijos detalės kažkokias ganėtinai pikantiškas, sakysim, apie kontrabandininkus kažkokius, tai kažkaip prisiminiau tikrai tą mūsų smagią kelionę tada į Pragą, 87 metai, čia dar visur geležinės sienos, tada čia studenčiokų brutaliai ištrūkom pas Giedrę Lukšaitę į Pragą, į Auksinę Pragą, į klavesino vargonų meistriškumo kursus. Fantastiška kelionė buvo. Paskui kažkaip konservatorijos baigimas, tu baiginiai. Paskui buvo, man atrodo, toks trumpas epizodas, ko gero tu auginai įrodymą. Ir man teko pas tavo mamą šiek tiek koncertmeisteriaut, tave pavaduoti. Tai va, toks irgi prisilietimas prie
Tamošaičių dinastijos irgi buvo trumpas mano biografijai. Nu, vėliau kažkaip vėlgi mes taip susitikom labai kūrybingai, sakyčiau, muzikos daug puslapiuose. Aš atvirai kalbant dabar kažkaip tą epizodą išleidau iš atminties. Ar tikrai aš ten tave taip jau įkalbinau, bet jeigu Audronė sako, jinai geriau žino. Tai gerai, pliusas, aišku, yra ir džiaugiuosi, kad tu čia likai. Labai smagus žanras, beje, to muzikos kritikų, ką mes ten pabandėme įvaiskami, dviese rašyti apie vieną renginį. Vilniaus festivalį. Ir Vilniaus festivalis, Zolotės fortepijono festivalis, čia ko gero buvo vienas įdomiausių, tokių kūrybinių, sakykime, išgyvenimų muzikos kritikoje, nes kažkaip vis tiek kažkur susikerta požiūriai, kažkas vienas pasako vienas kitą, vienas pastebi vieną, kitas kitą ir paskui tas viskas yra suguldoma į vieną muzikos kritinį tekstą. Tai tokie iš tiesų labai šilti prisiminimai tada lieka po to. Jo, tai taip šiek tiek gal pabarstytai, bet tiesiog aš džiaugiuosi, kad tu, Daiva, esi vis dėlto, drįsčiau pasakyti, šviesuolė. Šviesuolė, kokių, sakykime, mūsų Lietuvos bendruomeniai, sakyčiau, nėra taip dažnai ir daug. Ir aš tau linkiu ir toliau būti tą šviesuolę, suspėti visur, nes, matyt, toks tavo likimas. Tai labai tave sveikinu. Ir laimė tavo. Ir tavo laimė. Dabar Aš sugalvojau, kaip pralinksmėti Arvydą Malcį. reikėtų kažkaip prisiekti. Lietuviškasis Ne, tarptautinėjimas. taip. Aš norėjau jo paklausti, ar po tokio nuostabaus grojimo Egidijaus ir Linos, nepaprastai talentinga birbynininkė, pirmą kartą mergina groja birbynę po kiek metų? Po 36 metų Lietuvoje, pirma birbynininkė mergina virtuozė. Ir visą laiką užkonservuoti. Aš norėjau paklausti, ar tavęs neįkvėpė šitas nuostabus duetas parašyti kūrinį? Tai čia kažkaip provokacija. Arba slaptas užsakymas. Truputėlį pamirškite. Man įsiminė Audronės mintis. Čia ne komplimentas į komplimentą, bet iš tikrųjų ta mintis, jinai visuotinai žinoma, bet kartais reikalinga ją pakartot, kad suprasti, kas tai yra ta muzika, ypač atlikimo menas. Panašiai galbūt galima sulyginti su teatru. Tai yra efemerinis dalykas. Niekada tu nepagrosi antrą kartą tai, kaip pagroji, paskambini, pavardinu tai. Ir niekada nesuvadinsi, sakysime, to paties spektaklio kitose jo pakartojimuose. Ir todėl nepaprastai svarbu, graži mintis. Efemerinė muzika pratęsė savo gyvastį jau žodyje išspausdinti, jau išlieka. Tai yra nepaprastai svarbu mums. Mes esame ne tai, kad nedidelė tauta. Pagal tai, žinoma, ir mūsų to orkestro nėra tiek, kiek Vokietija, sakysime, turinčia, sakysime, kokioje žemėje 3 milijonus gyventojų, ten tų orkestrų turbūt būtų kelis kartus daugiau, nekalbant kvartetus. Ir laikraščių daugiau, rašančių daugiau. Taip, mes vis dar, kaip sako, einame, kylame į tas aukštumas. Ir todėl tie žmonės, kurie jau po mūsų gyvens, kitos kartais, norės pasižiūrėti, o kaip jie gyveno, ką klausė, kas muzikavo, kas vaidino, visą kitą. Tai gerai dailės kūrinys, sakysime, literatūros kūrinys, nereikia bibliotekai, atsiverti savo nuomonės įskūrinį. Paveikslas, skulptūra, pamatė viskas. O muzika toks efemeriškas dalykas. Ir aš pagalvojau, Vladas Jakubelis, 20 amžiaus super kompozitorius, poliglotas, bene 10 minutų kalbų įvaldęs. Kalbos kultūros puoselėtas, muzikologas, šiuolaikinės progresyvios muzikos draugijos įkūrėjas. Ir sugrįžęs iš Berlyno su antruoju diplomu,
Jisai iki 40 metų, nuo 32 iki 40 metų, jis parašė arti 1000 recenzijų, straipsnių, kitų publikacijų visuose svarbiausiuose Lietuvos Respublikos laikraščiuose, žurnaluose, almanachuose. Tai net nekainuojamas turtas. Jeigu nebūtų Jakubėno, mes būtumėm kaip vaikai, bandantis spėlioti, kokia tai buvo muzika, kaip dainavo tas, kaip atliko tas. Mes neturėtumėm gyvojo paveikslą. Mes tą paveikslą su Dievo jausmu turim. Ir aš sveikinu savo kolegą, kad jinai darbuojasi. Dar galėčiau pasakyti, naiviai galbūt galvoju. Esu irgi išgirdęs tokių gero pavydo pasakymų, kaip lengvai rašai. O koks stilius. Laiškai tau tikrai išeina. Ir kada prisimenu profesorius Čiurlionytė nunešiau nedidelio straipsnio juodraščių pundą. Jinai žaktelė ir pasakė, vaikelė, tai ir tu taip pat vargsti, kaip ir aš vargstu. Po to mes jau supratome, kad svarbiausia faktas, po to jau rutulios mintis, po to, kaip sako, byla, taip toliau. Aš pavydžiu gerą prasme. Tikrai tavo darbas, nesvarbu, apie ką tu parašyti, ar filosofinė studija, ar muzikos kritiko darbas, sakysime, ar, sakysime, politinės filosofijos darbas. Visada įdomu ir gera skaityti. Tiesiog pagauni ir daugiai. Nuo pirmo žodžio iki paskutinio žodžio. Ir štai dabar filosofija. Tai dar maža jiems. Ir vargonai, ir klavesinas, ir fortepijonas, ir muzikos kritika, publicistika ir filosofija. Ir čia, žinoma, aš turėčiau vardinti, skaityti ir tavo disertacijos pavadinimą, visą kitą, bet aš galiu ir nesivardinti. Čiagi sėdi vos ne kvorumas, čia sėdi tavo daktarinės disertacijos komisijos atstovai, filosofijos šviesuliai. Pas vieną iš ir man teko labintis garsiame Vilniaus marksizmo-leninizmo universitetą. Reiškia, baigiau. Mes kartu sėdėjom. Iš vienos pusės Landsbergis sėdėjo, iš kitos pusės toks Vytautas Soleika, buvęs baleto šokėjas, už mano nugaros žymioji dailėtyrininkė Jadvyga Zavičienė, kuri šiaip jau rašydavo ne apie dailę, o apie arbatos kovos gėrimo ceremonijos. Tai aš dabar drįsčiau pakviesti mūsų, bent jau mano tikrai godotiną, mano profesorių, Bronių Genzelį, kad tartumėt savo pasveikinimą ir žodį, gal vieną kitą prisiminimą, apie Daivą Tamošaitytę. Tokia proga. Ačiū Jums. Kuris su Daiva netaip seniai pažįstamas, tai būtent nuo tada, kai pasuko iš ankstyvesnių kelių į naują kelią. Tai jį tapo filosofą ir nuo tada man tik teko jos disertacija ir panašiai. Kokiu būdu aš tikėjęs erdvėje, aš lygiai maniau tai stebina, kad yra disertacija, knygas, kurios va čia yra sudaryta apie tėvą tenais, panašiai, kad jį visgi valdo labai lengvą stilių. Tokį stilių, kur iš tikrųjų skaitai, nesinori padėti šitą knygą. Jos ir straipsnis ir panašiai. Apie muzikologinę aš prisipažįstu, negaliu sakyti, nes aš nesu skaitęs. Aš sakau, tas paskaitęs. Man kitas dalykas stebi. Aš jau dabar klausausi ir tie priklauso prie tų, kurie šiek tiek, galima sakyti, bastėsi po pasaulį, ir Amerikoje, ir Indijoje ir panašiai. Bet ji nepasiliko nieko. Ji priklauso prie tų, kur visgi suvokia, kas yra būtent tėvynė, kur yra. Aš tai šiek tiek iš kitos veiklos pažįstu, susiduriu. Tai yra, kuri labai aktyviai visuose tokiuose renginiuose, kurie susiję su tautinės kultūros puoselėjimu. Kad jie svarbiausia, tai yra lietuvių kultūros išsaugojimas. Ir va šioje srityje tik daugiausia aš ją žinau. Nu čia galima šnekėti apie ją. Ir visgi, kai tokie, kaip jie yra,
kad visgi, nu, aš galvočiau, kad lietuvių tauta dar nėra ant žlugimo ribos, nes daugam labai norėtųsi, kad lietuvių tauta sužlugtų. Aš, pavyzdžiui, kažkaip taip keistai, aš kalbu būtent apie istorikus. Mane būtent nustebina, kad ženkli dalis istorikų, ko, bet lietuviais nenori būti, jie nori lenkais būti, vokiečiais ir panašiai. Nu, bet apie tai ne čia būtent kalba. Todėl jaučiuosi tokiais žmonėmis. Nors čia man be galo malonu šalia savo kolegų filosofų matyti kai kurios irgi senus pažįstamus, tai ne iš filosofijos srities, kaip Audronė, kurie lygdai jau gana senokai pažįstu, sakyčiau, anksčiau negu Daiva pažįstu. Anksčiau negu Daiva pažįstu. Nu, kur geresnė? Man 18. Ne, man labai keista. Aš anksčiau dar susiduriau su moterim, kurios stengiasi mažinti savo amžių, o dabar pradeda naują kategoriją moterų, kurios nori didinti savo amžių, kad galvotum, kas jos yra vėžės. Man labai smagu matyti čia vėžų Tomą. Su Tomu dar yra, Tomas priklauso tas, kuris ir mano ir kolegų biografijoje yra suvaidinęs tam tikrą vaidmenį, kaip Zuoka ir jo kompanija norėjo mus, nu, taip, kaip reikiant šitas nubausti. Ir vat jis pasisiūlė būti mūsų advokatu, kaip nebūdingas advokatai, tai visuomeniais pagrindais, tai jokio. Ir svarbiausia, bylą tą, nuo pradžios iki galo, iki aukščiausio teismo, nuvedė visur laimėjo. Ir dar kodėl aš dabar prisimenu jį. Nes policijos generalinis komisaras, tas dabartinis yra, per televizijos laidą sako, o, dar kaip teismui įsipusėjus. Sako, nu, visgi tos sąjungininkus reikia pamokyti. Dabar prieš porą dienų aš sutinku atsakinai Seime, sako, labai atsiprašau ir už mano ankstyvesnės kalbas, ir už mano policijos veiksmų. Ir aš vėlgi galvoju, jeigu byla nebūtų iki galo laimėta, jis turbūt nesiprašinėtų. Sutikit su tuo. Labai malonus toks specifikus teisininkas ir muzikologas, kaip filosofo ir muzikantų yra buvusi tokių. Bet ne tiek daug. Bet visgi pas mus įprasta, nu taip, sakysime, paskęsti savo specialybę ir gausi tam tikrą savo atėjimas, kad čia yra viena specialybė kita. Visgi mes turbūt suvokim, kad mūsų kultūra vieninga yra, daugiašakė, daugiasluoksnė ir Daiva yra iš tų, kuri suvokė tai ir savo veiklą, labai tokią plačią, stebėtinai plačią, stengiasi puoselėti šitą mūsų kultūrą. Dėl to aš dar kartą noriu ją pasveikinti. Ką tik sakė? Nenorėjau sakyti nieko apie mano disertaciją, kurią buvot priverstas perskaityti. Apie ką aš buvau priverstas? Bet aš pamenu jūsų žodį. Per penketuką tikrai atsimenu. Nu ką? Gražiai sakėt, kad kažkada indologija buvo net ir rezistencijos būdas tarybiniais laikais. Buvo taip sakyti. Taip. Buvo taip sakyti. Nu ir labai gerai buvo. Vienbalsiai visi nubalsavo, čia nebe jūsų. Manau, čia, jeigu, vienas dalykas, jeigu gerą disertaciją, nu, tiesiog tada būtų jau, nu, kaip sakyčiau, intrigų meistrams reikėtų būti nenubalsuoti. Pasitaiko, nu, bet visgi, jeigu gerą, tai reikia jo absoliučiai neturėti sąžinės ir panašiai. Nu, visgi aš galvoju, kad dar mūsų moksliniai visuomeniai dar yra žmonių turinčių sąžinės. Taip, jo labiau, kad ir oponentai buvo nuostabus brolius Bronislavas Kuzmickas ir amžinatilsį Algis Uždavinys. Tai buvo tikrai įsimintina, man asmeniškai. Dėkui kaip oponatas, kaip norėjau. Ačiū labai. Tai galima ir pasimokyti iš to vakaro šiek tiek. Girdėjau, mano vienas kaimynas tarėsi parduotuvėje ir grasino. Aš tą prokurorą pažįstu, aš taip nepaliksiu to dalyko. Jo, taip sako, mes vienoj kirpykloj kartais. Aš dabar galėsiu sakyti, dabar mes turime gerbiamą Tomą Bakučių. Jį galima kreiptis. Tai dabar dar norėčiau, jeigu galima.
taip žinau, kad bendraujame. Gerbiamą Vytą. Kuri Vytautai? Aš pasakiau. Labai atsiprašau, kad neaiškiai artikuliavau jūs pavardę, nes man daugiau tenka nekalbėti su jumis, o skaityti. Tai aš aišku daug čia nepasakysiu, nepradėsiu verti ten sielos gelmių, bet ir dėl filosofijos, tai šiaip, kaip pristatomas esu kaip filosofas, tai iš karto pasakau, kad mano manimu Lietuvoje yra tik vienas filosofas, yra Šliogeris, ir ačiū Dievui, kad mes turime vieną filosofą, visi šiaip kiti yra tokie filosofijos darbuotojai, žemesni ar aukštesnio rango, ir tai yra gerai, jų būrelis yra nemažas, ir va, Daiva yra į tą būrelį įsijungusi šį nepriverstinai, bet iš savo tokio sielos, ir sakyčiau, aistringos sielos polėkio, nes žmogus tikrai yra aistringos minties, ir ta aistringa mintis tai tikrai ganėtinai jie išskiria iš kitų tokių, sakykime, iš profesijos rašytojų. Tai ta aistra ją vedė ir į tokio dvasinių mokymų keliu, tai aplankytos ir Indijos ir surasti asmeninių mokytojų paveikslai, kurie, kaip aš įsivaizduoju, yra nugrimzdę giliai jos sieloje, bet jie su visu savo tokiu realiu dvasingumu veda ją, nurodo tam tikras kryptis ir leidžia nepasimesti šitame pasaulyje, kur įvairūs ryšiai, įvairūs santykiai kažkaip tai žmonėms neskatina žmonės išlaikyti save tokio stuburo, dvasinio kryptingumo. Tai kitas dalykas, kad ji yra tokia pat aistringa, čia jau buvo minėta, lietuvybės puoselėtoja, tvirtintoja ir gynėja, ir ne tik dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose renginiuose, apsireiškimuose, susibūrimuose, pasibūriavimuose, bet į tą lietuvybės tvirtinimą suvokia kaip asmeninį įsipareigojimą. Ir čia, manau, kad būtų čia išvykusi į kokią nors stažuotę, tai ir stažuotėje būtų tam tikras mokymasis, kaip geriau tą lietuvybę tvirtinti ir skleisti, nes šiaip jau čia muzikai ir kiti kultūros žmonės suvokia, koks yra stebėtinai trumpas tas mūsų moderniosios lietuvybės amžius ir kaip yra svarbu kultūriškai ir asmeniškai įsipareigoti gimtinį ir įsipareigoti tam gyvenimui, kūrybiniam gyvenimui šitai žemėje. Tai vat vienas iš tokių žmonių, moterų, sąmoningai įsipareigojusių gyvenimui ir kūrybiniam gyvenimui yra šitoje gimtinėje. Taip, iš tikrųjų, toks apgaulingas įspūdis, skaitant Vytą Darbavičių ir girdint Vytą Darbavičių, matyti kažką taip. Mano tai asmeninė tokia nuomonė, reiškia, jis ten straipsniuose kietas vyras, kerta kietai. Va, o dėl kuklumo, žinoma, mūsų visų ta pašmina yra. Man kažkaip tai vis norės pasakyti, kad kiekvienas, jeigu dorai dirba, sąžiningai dirba, tai ir yra geras, yra jau geras. O po to, kiek driftelė dievulis ir likimas. Nes pamokantis pavyzdys galite prisiminti jį. Tai tikras įvykis. Oliver Lawrence'as, vienas žymiausių teatro kino aktorių, į žurnalisto klausimą, į kirų klausimą, ką jis iškeltų kaip patį žymiausią kinematografo atstovą, aktorių. Pakrapštęs ilgokai pakaušę, kaip ir pasakė žurnalistams.
Taip ir užrašykite. Mūsų keletas tokių. Mūsų keletas. Tai dabartis aš turėčiau, žinoma, droviai pakviesti tamstos darbdavius, kame kasdienę duoną užsidirbate Daivute. Tai puikusis institutas, keitęs labai dažnai ir ne vienas taip savo pavadinimus. Paskutinį jau žinau, Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Tai tiek gali pasakyti, kad tas institutas man irgi kelia ir didelę pagarbą ir jisai vilioja mane. Ir ne tik tai vilioja, bet šiek tiek palengvina mano pinigai. Ir nemažai kartais. Nes jeigu nori geros literatūros, pagal mano interesus, tai nueik į tą institutą, juk nežinai. Ten visada rasi. O pagarbą kelia dar dėl to, kad ten labai kūrybingų žmonių kolektyvas. Ir ačiū Dievui, kad yra. Rusai per visą Rusiją irgi turi Rusijos kultūros istorijos. Sankt Peterburgų. O tame institute, reiškia, Daiva yra viena iš daugelio, kolektyvas ne taip, bet sakau, daugelio moterų. Ten daugiau žymiai daugiau moterų. Bet yra vaikinų, yra. Tai aš dabar drįščiau atsiprašyti, gal šiek tiek mes užtrukome. Čia sakau, kad tas scenarijus savo, o Dievo valia savo. Jie mus važiuoja. Suteiksiu pasveikinimą ir bet kokį ilgą trumpą žodį, mielais ypatingai instituto direktoriai, menotyros dakteriai, kitų titulų jau nevardinsiu, Jolanta Širkaitė. Man gydytojai ir kalbėt kiek noriu, tai tikrai kalbėsiu labai trumpai. Darbas yra ta vieta, kur vieni eina labai nenori ir per prievartą, labai norėtų daryti, o kitiems tai yra antrieji namai. Tai Daiva yra viena iš tų, kaip jaučiu širdimi, kuriems institutas yra antrieji namai. Nes jinai ateina ir jos būna daug. Ar jinai linksma, ar supykusi, bet kai Daiva būna institute, tai ją visada matai. Aš šiandien minėsiu jokių jos nuopelnų, nei muzikologijos srity, nei muzikos srity, nei filosofijos srity. Norėčiau tik tai pasidžiaugti kartu su ją priėjus tam tikrą gyvenimo ribą, kaip aš vadinu, nes kiekvienos sukaktuvės yra tam tikra riba. Dažniausiai ją priėjus yra žvalgomasi atgal, sumuojami pasiekti rezultatai, skaičiuojami nuveikti darbai, šiandien mes jau daug viską girdėjom. O aš tiesiog norėčiau pabandyti Daivai, kad tavo gyvenime saulės, Lietuvoje saulės būtų tiek daug, kiek Indijoje, kad jinai tau šviestų, šildytų tave, skatintų naujiems darbams. Moki pagauti žodį, moki pamatyti tai, ko kiti nemato, puikiai rašai. Tikiu, kad geriausia tavo gyvenimo knyga dar neparašyta. Tai linkiu tau, kad tavo nuo šitos ribos prisidėtų tavo tikrasis gyvenimas, kaip dar net nespėjau, tavo geriausiai darbai. Noriu tave apkabinti, kaip sako, kaip per dieną reikia apsikabinti ne mažiau 7 kartus, tai diena praeitų gerai. Tai 7 kartus. Na, aš tikrai esu labai sujaudinta išgirdusi iš instituto direktorių, kurie
griežta, tokia principinga. Bet iš išorės nepanašu, kad tokia jau labai Taip, griežta. aš labai dėkuoju. Na ir aišku, galėčiau tą pačią progą paprašyti, kad, na, kol aš esu, kad, nu, matote, darbdaviai, kaip patys svarbiausia, čia gali ką nori galvoti, kad Bent jau laikytų darbą. jiems girdint, tai reikia ir sakyti. Jiems bent girdint. Taip. Kad, na, norėtųsi žmogui jausti saugiam, ne? O darbo vieta yra... Draudimo polisas negarantuoja tau vietos tame institute. Na, aš čia pajaučiau, bet iš tikrųjų labai noriu padėkoti direktoriai, tikrai už labai giliamintiškas mintis ir tikrai labai puikiai pastebėjot, kad dar neparašiau tos knygos savo. Dar čia buvo tokia tik apšilimai. Ačiū labai. Gerai žodžiu, tai ir ginklo. Aš jau galiu ir atsipūsti, popierius tas palikęs, jie mane ir tvirtina tie popieriai. Tai aš galiu tai pabaigai pasakyti, vėlgi, prisiminimais ir aš gyvenu prisiminimais. 50 metų. Man labiausiai įsiminė prisiminimas, nes augau, buvau lavinamas šalia labai gerų žmonių čia Lietuvos valstybinė konstitucija. Pradedant Šerlenytę vyriausią, Ančiūnų, Uzeliūnų, Balsių, Jonickio, daug nuostabių žmonių. Dabar, kai prisimeni, reiškia, tai ir išgyveni labai malonės akimirkas. Tai dėl tų 50-mečių, kada mes švęsam, labai draugingai švęsam. Tada negalima buvo gerti šampaną, reiškia, nedaug nieko matyti. Turėjom sakvojažą specialų, taurės ilgdavo, ten šampanas ir sveikinimai. Patys geriausi sveikinimai 50-mečiams buvo Antano Raškūno. Na, katedroje teorijos kompozicijos katedras buvo vyriausias. Prisimenu, kai sveikino Vytautą Klovą. Vytautui Klovai už nugaros jau buvo jo žymiosios istorinės operos, kiti simfonijos kūriniai. Tai 50 metų. Net kaip pasveikino. Priėjo ir sako, na Vytautai, sako, tai jau dabar išaugai iš to amželio tokio nerimto, sako, dabar jau vyrukas. Ir pasveikino, vyrukas, 50 metų. O moteriai, reiškia, tai yra pats žydėjimas. Na, galėčiau pasakyti, kad savotiška jaunystė veikloje, turint omenyje, kad mūsų įprotinius darbus besiveržiančius žmogelių, tas tarpsnis labai ilgai užtrunka, kol mes galiausiai gaunam tą bagažą žinių, kol mes susitupėm, kol randam tą erdvę, kur galim save išreikšti. O moteriai dar reikalinga ir šeimą sukūrus, ir vaiką nelinčyti, ir maitinti visą kitą, taip toliau, kad 50 metų tai yra labai gražus metas. Ir dabar labai, žinoma, dėkoju jums visiems, kurie čia buvote. Aš taip turėjau viltį ir jinai pasiteisino. Taip, bet mesgi nesurepetavę. Kažką norit pasakyti, intermediją. Aš galėčiau sakant pabaigti, ar... Aš norėjau paklausti, ar tu nepamiršot rašytojų sąjungą? Rašytojų sąjungos aš nepamiršau, aš paminėjau, reiškia taip. Aš paminėjau, reiškia taip. Bet kadangi aš gyvų rašytojų nelabai pažįstu, išskyrus tik tai tokius nežymis ten, kur Antakalny gyvena. Alfonsas Baliauskas, kažkoks Bubinys, reiškia Reimeris, tai mano kaimynai, aš juos pažįstu, mes kaimynais gyvename. Tai va dabar iš rašytojų, tai jau dabar, tada jau galėčiau pasakyti, nepasakiau, reiškia, kokios nesąmonės. Svarbiausia neskubėti pasakyti. O jeigu pasakai gerą nesąmonę, tai smagu. Tai dabar tada Daivutė. Kadangi aš nežiūriu net žmonių, kartais susimaišo net ir lytis. Gal tada pakviesk, dabar taip, man pagalbėk senelį. Prašau, leiskit būti jums šeimininko vardu, kaip šį vakarą pakvies
programą tokią intensyviską, kad aš taip noriu išgerti ten tokios bombos. Aš negaliu, aš to numirsiu. Bet prieš numirdamas aš norėčiau vis tik pakviesti tuos žmonės, kurie šiandien pirmą kartą atėjo į jūsų įvykį. Brangus žmogau, ateik, tarkit keletą, ateik. Atsiprašau, jūs kviečiu. Dabar tikrai galima svitoti. Tai Ateikit keletą žodžių, tai yra Čiurlionio namai, tai yra šeima, tai yra labai viskas paprastai, neoficialiai. Ir aš norėčiau, kad pirmą kartą jūs apsilankęs mūsų namuose, tokiu šventė, tartumėt žodį. Man būtų labai miela išgirsti. Gerai, mes su Daiva, gerbimo Darius, pažinome neseniai. Tas tekstus aš buvau skaitęs, o kai pirmą kartą susitikome, vis dėlto pajutau iš tikrųjų kažkokią keistą šilumą ir manau, kad abu pajutome abipusę simpatiją vienas kitam. Iš kur jį kyla? Manau, kad kažkuo esame panašus, nes Daiva yra vis dėlto mūsų kultūroje, aš manyčiau, šiais laikais jau retas žmogus. Nedrįstu teigti, kad išmirštantis dinozauras, o tai yra labai nejuokinga problema, bet noriu pasakyti štai ką. Viena pavojingiausių mano mūsų kultūros tendencijų, beje, tai susiję su visa mūsų tautos būtimi, yra be jokios abejonės tai, kad mūsų kultūros žmonės, žinoma, yra gražių išimčių, o Daiva vienas gražiausių, yra iš tiesų išpolitinti ir ištautinti. Realiai tai reiškia, kad mes turime didžiulės kultūros įstaigas. Ten dirba labai daug žmonių, bet skaitant tai, ką kartais vadinu tokių įstaigų produkcija, sunku atsikratyti įspūdžio, kad iš esmės tai yra darbas, kuris yra tam tikrą prasme, pasakysiu grubokai, bet faktiškai asmeninių hobių tenkinimas už mokesčių mokėtojų pinigus. Tai yra kultūra, aš suprantu, kas yra psichologija, studijavęs, taip toliau. Tai yra kultūra, pseudokultūra, kuri tai būdinga filosofija, menai, kuri, aš pasakyčiau taip, pernelyg yra panirusi į grinai subjektyvius sielos virpesius ir per mažai skiria dėmesio iš tikrųjų fundamentaliems mūsų ateities ir likimo dalykams. Ta ateitis, čia ir truputėlį persimetim keletą žodžių su savo bendravardžiu filosofų žodžiu, yra iš tikrųjų skendi ūkanose. Yra visiškai akivaizdu, kad įjungti tokie nykimo ir naikinimo mechanizmai, prieš kuriuos tai, ką turėjome 50 metų, iš esmės yra vaikų žaidimas. Ir to reikalingas sugebėjimas ir tiesiog egzistencinė būtinybė išeiti į visiškai kitokį savivokos lygmenį, kuris arba leis mums išlikti, arba, jeigu to nesugebėsime padaryti, tikrai 50 metų mes neatlaikysim. Tai štai manyčiau, kad miela Daiva yra vienas iš tų žmonių, kuriuos aš dar laikau atramos stulpais, o kodėl gimdėme nenorėdamas įžeisti ir taip toliau. Ištariau žodžius galbūt išmirštantis dinozaurai, todėl kad yra milžiniškas klaustuvas. Ar tokių, kuriems tai dar rūpi, iš tiesų mažės ar daugės? Turiu vilties, kad ir jos pastangų dėka vis dėlto įvyks persilaužimas, ypač kad paskutinėmis dienomis, galbūt savaitėm ar mėnesiams, tarsi yra ženklų, kad vyksta kažkoks atsikvošėjimas. O tai, kad jis vyksta, be abejo yra jos labai nemenkas nuopelnas, to įrodinėti nematau prasmės, tai reikia paskaityti bet kurį jos straipsnį. Taigi, stiprybės, sveikatos ir nepalaužiamų tikėjimų. Dabar aš turiu
atlikti savo pareigą. Taip, turiu atlikti savo pareigą, negaliu palikti našlaičių ir pamestinų. Tokie pasakymai yra scenarijus. Kviečiu pasveikinimą Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoją Birutę Jonušaitę. Labą vakarą. Aš tikiuosi, jūs dar pakentėkite. Tai jūs truputėlį. Aš dar Aš tik tai labai dėl jūsų nedarysiu. gerai. Žodžiu, Daivutė, buvo tiek gražių žodžių pasakyta, bet ir čia turėtų stovėti Antanas A. Jonynas, bet jis dabar ilsisi kažkur prie Viduržemio jūros, tai aš norėčiau jo žodžius tau perskaityti. Mus visos puotos apvilia. Deja, taip pat ir kasdienybė, bet su ja keliaujantis, nors retsykiais išvysta ugnelę ar šermukšnį nebuvo. Gerbiama Daiva Tomašaitytė, šią sukakties dieną visi literatūros vieškeliais skubantys kolegos linki jums šviesios kasdienybės, kūrybinės ugnelės ir gero pakeleivio žodžio, sveikatos ir sėkmės. Lietuvos rašytojų sąjungos vardu pirmininkas Antanas A. Jonynas. Ir čia dar, kad tu tikrai nepamirštumai visada rašyti, tai, kad tau jau visi prisakė, be abejo, nekas kitas, o plunksna, ant kurios išgraviruota Lietuvos rašytojų sąjunga. Tai tiek oficialios kalbos, o dabar dar keletą žodžių vis dėlto norėčiau tarti nuo savęs. Buvo kalbėta apie išmirštančius dinozaurus. Mano šaknys anapus sienos, irgi Lietuvoje, bet Punsko krašte. Ir aš apie tai rašiau ir visą laiką jaučiausi, kad mano tėvų karta tai buvo tie dinozaurai, apie ką tarp eilučių čia buvo užsiminta. Ir be abejo, tiek metų gyvendama Lietuvoje, aš vis rečiau juos sutikdavau. Ir kai pradėjau skaityti Daivos straipsnius, prieš kokius turbūt 9-8 metus, pagalvojau, viešpatie, dar yra sąžinės balsas Lietuvoje, dar gyvas, dar kalba drąsiai. Tai yra asmenybė. Kas yra asmenybė? Tai yra laisvė ir kūrybiškumas. Ir vieną dieną, neiškentus, paskambinau ir sakau, Daiva, noriu pamatyti, kas tu tokia esi. Kas šitaip Lietuvoje dar gali rašyti. Galvoju, gal žmogus pagalvos, na, nukvakus kažkokią moteriškę čia sugalvojo. Bet ne, mes susitikom su Daiva ir nežinau kaip jai, bet man ši draugystė tikrai yra labai brangi, labai įdomi. Ir mes tokiuose mažuose klubeliuose įeina į didelius suėjimus. Mes mažuosiuose klubeliuose, tai jos mamos sode, po obelim, tai mūsų kieme, po darželiais. Padraugaujam, padiskutuojam, pasiginčijam ir ko gero tai yra kažkokia stiprybė, kuri tą dinozaurišką mūsų visų dvasią palaiko. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi kiekvienu žodžiu. Ir labai džiaugiuosi, kad galų gale prikalbinau Daivą iš jos 5 metus trukusio vidinio egzilio, kad ji išeitų iš jo ir ateitų į mūsų sąjungą. Ir tai, kad į mūsų narė, tai mums garbė. Ir mes tikrai nenorėtumėm, Daiva, kad tu vien tik užsimtum, na, muzikos kritiką. Būk gera, rašyk daugiau ir rimtų knygų, rašyk eseistikos. Prinktel gal ir kokį romaną tikrą gerą, kad visi aikteltų. Nes potencijos šitas žmogus ir ką pasakyti turi labai daug. Žodžiu, mylim, aš džiaugiuosi, kad tu buvai mano gyvenimo kely ir tikiuosi dar būsim. Dabar dar muzikos kūrinys. Turbūt gerai. Ir Nes aš labai neužtęsti. mes užtęsime, jeigu jūs pertrauksite mūsų visą. Kūrinį pristatys atlikėjai, bet prieš tai norėčiau tiesiog draugiškai kreiptis į jūs
rašinėti, aš pradėjau rašyti. Bet galbūt kas nors dar norės sveikinti. Ir būtent viešai. Tai mes turėsime dar aplinką. Jau minčių ten. O dabar, kai pradėjome, tai ir uždarysime šitą gražų sveikinimo ratą muziką. Kai nutyla žodžiai, vakaro pabaigai, žmonės planavę, ar dabar palikimu, 19 kūrinių. Mes pasirinksim paskutinį. Egidijau, Darykit vieną kūrinį. Ir manau, kad šitą kūrinį jau galima pradėti jau vaikščioti, vaikščioti. Vyra kas nors dalina. Leiskit man. Aš pradėjau žodį ir norėčiau užbaigti. Gerokai susikau, kad kažko nepraleisiu šį gražų vakarą. Tada pradėjau kalbėti apie jūsų mamą ir dovanojimą. Aš prisiminiau tuos metus. Brangioji mama, paklausykite, 60 metai, kada Čiurlionį 62 metais filharmoniją aš pirmą kartą išgirdau Čiurlionį ir buvau suimtas. Už tai, kad jie uždegti žvakeles, lapkričio mėnesį esu kapinėse prie Čiurlionio kapą. Tai vienas momentas, bet kitas momentas labai įdomus, kada Čiurlionis ėmė skambėti ne tik fortepijoną, ne tik simfonijas, bet ir jūs grojate kanklėmis. Pirmoji grojate kanklėmis, taip? Taip, muzika. Nocturnas, jis man taip. Ir filharmonijoje dar du kartus pakartoju. Tai yra ryšys su Čiurlioniu neabejotinas. Paskui neabejotinas ryšys, kuris mane nepaprastai pradžiugino ir suartino, kada paskutinio Čiurlionio konkurso laureatas buvo Davidovcevas ir kai mes parašėme tokį nuostabų interviu su juo. Tikrai ačiū, nes tai
Mums tai buvo, kurie jau daug čiurlionio konkursų išklausę, buvo vienas rimčiausių atsiliepimų apie nuostabų pianistą, kuris supranta čiurlionį. Ir dar daug ką galėčiau pasakyti. Ir apie paskutinį straipsnį interviu su maestro Martys. Tai leiskit man pasidalinti šventinėje dienoje tą gerą žinią, kurią sužinojau tik vakar. Tai kultūros ministerija patvirtino mūsų Čiurlionio draugijos projektą paruošti jums pasaulio sutarimą. Žinojot? Ne. Tai džiaugiuosi, tai yra skirta parama, finansinė solidi parama. 15 metais, kada 140 metų. Maestro. Mes čia ir kviesim tada pakalbėti. Tai norėčiau trumpai tikrai, kad ir jūs tartumėt, ir Naujosios Romuvos vyriausias redaktorius sėdė, kur irgi nuostabiausias straipsnis skaičiau. Keletą žodžių, tarkit man neleista kalbėti, aš ir taip ir keletą žodžių ir eisim valiau. Bet aš labai džiaugiuosi, kad čia yra tikrai mano nuostabūs draugai, artimieji, bičiuliai, kolegos, kurie kažkokiais nematomais ir matomais ryšiais ir tarpusavy yra susiję. Ir mano toks ir tikslas buvo šiandienos, ne kažkaip tave sveikinti, o suteikti savo būtent artimiesiam, bendražygiam, bendramyčiam malonų vakarą, galbūt pabendrauti, jis aišku bus daug malonesnis ten. Ir aš galbūt net pasiaiškinsiu prie traškančio židinio dėl savo visų kalčių, kodėl aš ir čia dirbu, ir čia, ir čia, ir čia. Galbūt, kai mes iš tikrųjų jau pakelsim taurę. O dabar norėčiau padėkoti gerbiamam Stanislavui Urbanui, savo dėstytojui ir visiems čia esantiem. Už tai, kad mes čia visi esame. Ir prašom prie vaišių stalo. Kojas sustingo labai.
aukštoji mokykla negali savo pajamų daryti. Čia mano viena pasakė, nes projektas tai parašytas. Vienas dalykas parašyti, net gal ir geriau dabar baigti atsakomybės. Gerai, tai prašom, kad atsakavo ir susidaiva. Aš tai noriu pasakyti, kad... Ne, tai tam vaikščios, tai tu su vienu žmogu neužsispręs. Aš čia pasiėmė. Aš turiu savo. Tai kas ir buvo tarybos posėdis. Man atrodo, jis numirė, aš paimsiu savo. Vienas žmogus iš susitikimo to nepasakė. Ne, tarybos šito. Ir dabar tik, kas aš jau žmogus. Taip, dabar... Pačios.